pakalbėsiu apie vieną naują produktą, kurį mes pristatėm parodos Frankfurte metu. Ir tai yra mūsų nauja vandens dušo zonos vandens surinkimo sistema TC Drainway. Naujas pavadinimas rinkoje atsiras mūsų portfolio. Iki šiol buvo žinomi tokie mūsų gaminiai kaip TC Drainline arba TC Drain Profile, tai yra dušo latakai su populiariausiam įklijuojamom plytelėm, reiškia grotelėm, kurios tiesiog bestselleris pas mus numeris 1. Drain Profile tai toks profilis. Kodėl Drainway? Dėl to, kad idėja buvo sukurti tokį produktą, kuris maksimaliai atsitrauktų nuo grindų, mes jį stūmėm į kampą. Taip, perkeltinė prasme, mes jį įstūmėm į kampą. Ir norėjom, kad jisai būtų tas mažai matomas elementas, kuris toksai kaip labai nedidelis akcentėlis būtų kampe sienos dušo zonoje ir surinktų vandenį mum prausiantis duše. Drąsiai galiu teikti, kad mums tai tikrai pavyko. Produktas išėjo nuostabus. Bus siūloma 4 spalvų gama, tai visi 4 variantai matiniai, tai bus matinis juodas, matinis nerūdijantis plienas ir populiarūs, kaip nebūtų keista, dabar aš kažkada tai galvojau, kad šitos spalvos tikrai niekada nebus populiarios, bet klydau, tai bronza ir varis. Jos buvo populiarios prieš kokius, 15 metų, tai kaip saulėgrąžos parsidavinėjo. Labai buvo populiaru ir ypač eksportui į tas šalis, į kurias daugiau neeksportuojam nieko. Dėl tam tikrų priežasčių visiems žinomų. Tai va, grįžta šitos spalvos ir pas mus. Pagrindiniai produkto privalumai. Tai kad produktas neturi jokių kampų ar kažkokių tai vietų, kur galėtų rinktis vanduo. Vanduo gražiai subėga į centrą. Nėra jokių atsidarančių detalių ar dar kažko. Tai kitaip tariant, valymas jo yra paprasčiausiai vieną kartą brūkštelnam skudurėliu ir jisai švarus, sausas ir paruoštas sekančiam naudojimui. Labai patogus aptarnavimui. Tokia esminė detalė šito produkto yra ta, kuri nebus matoma vartotojui. Tai yra sifonas. Pats sifonas šiuo metu yra patentuojamas, nes tai yra toks išskirtinis kūrinys inžinierių. Jie čia parašė self-cleaning. Nieks ten nenueina ir neklininga. Ten nieks nieko nevalo. Esmės sifono konstrukcijos, kaip padaryti taip, kad sifonas liktų švarus, kad jo nereikėtų valyti. Tai buvo pasiekta sukeliant 2 efektus sifone. Pirmas efektas, tai išbėgant vandeniui iš sifono yra sukuriamas sūkurys ir sūkurių, mano kolegos su sūkuriais puikiai susidūrė, žino jų efektą. Sūkurys paskui save traukia viską. Jis didina greitį iš išbėgimo vandens, ir traukia paskui save viską. Tai vienas dalykas. Sukuriam sūkurį, tokiu būdu iš sifono lengviau viskas išeina į kanalizaciją, kur ir turėtų išeiti viskas į kanalizaciją. Kitasgi dalykas yra sifono pats paviršius, jo struktūra, jo tokios breunos, kurios sudaro daug mažų sūkuriukų dugne. Tokiu būdu pakeldamos viską nuo dugno ir išneždamos į didįjį sūkurį. Kitaip tariant, mes esame įsitikinę, kad šito sifono valyti iš viso niekada nereikės. Nes jame nėra jokių net ir užkaborių ar kažkokių tai kamerų, kuriuose galėtų užstrigti kažkas. Ta prasme, turi išplaukti. Ir pirmas klausimas, kuris visada parodos metu būdavo užduodamas, o kas jeigu
Tai pirmas atsakymas į tokį klausimą būdavo, tai paimkite dušo žarną ir įpilkite vandens tiesiog tiesiai šviesiai. Ne dušo žarną, dušo tą telefono rankinę. Reiškia, ir viskas nubėgs, nes tokia jo konstrukcija. Pats sifonas montuojasi į kampą, kaip ir minėjau. Ir va čia yra tokių vėlgi techninių inžinierinių sprendimų, kaip sumontuoti į kampą ir kaip jisai turi sueiti su plytelėm ant sienų, plytelėm ant grindų, jos skirtingų storių, ant sieninės vienokios, gali būti grindų kitokios plytelės, reiškia, gali būti akmens masė stora, gali būti pati keraminė plytelė plonesnė. Tai tam atveju yra sukurta, reiškia, taip, kad galima būtų visom kryptim, va čia parodytom montavimo metu, jisai, reiškia, turi galimybę judėti ir tokiu būdu prisitaikyti prie įvairių storių plytelių ir tokiu būdu išgaunam harmoningą lygią vieną bendrą, reiškia, tokią, sakykime, struktūrą, kurioje neužsistovi nei vanduo, nei neužkliūna tas vanduo. Beje, gabaritai jo yra labai nedideli, iš tikrųjų jisai uždengia tik tai 21 mm grindų ir 13 mm sienos. Tai vat įsivaizduokit, reiškia. Grubiai 2 cm grindyse, 1 cm ant sienos, toksai kaip grindijos nereiškia. Vat ir visas sifonas. Beje, vandens įbėgimo ta vieta, reiškia, plyšys, per kurį įbėga vanduo, yra kaip ir priklauso pagal standartus 8 mm, nedidesnis. Tam, kad jeigu, reiškia, ten basakoja kas nors, kad ir mažas vaikas bandytų, ten, jamgi įdomu, tai jisai būtinai ten pabandys ką nors. Kas ten? Tai va, tai čia atitinka standartus ir, reiškia, jokių vaikų pirščiukai ten netilps. Pripjaunami. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes visada darysim nuo kampo iki kampo, nuo krašto iki krašto, visą dušo zoną. Reiškia, labai gražiai uždengsim visą dušo erdvės kampą. Kampą, bet ta prasme, per plotį. Montavimo metu sifonas montuojasi priglaustas prie sienos, dėl to nereikia per daug sukt galvos, kaip jį ten sumontuot. Montuojam prie sienos ir sifonas 180 laipsnių kampų sukasi, tai dėl to, reiškia, mes tikrai pataikysim į bet kurioje vietoje esantį kanalizacijos vamzdį, be jokių papildomų nereikalingų ir labai nepageidaujamų alkūnių, posūkių ir kampų ir viražų visokiausių. Seal System sistema sandarinimo, kurią mūsų dušo latakose yra naudojama jau labai seniai, jinai aišku dalyvauja ir čia. Jinai yra jau gamykloje pritvirtinta prie sifono, tai dėl to, reiškia, visiškai 100% hidroizoliacijos įrengimo saugumas iš mūsų pusės. Šita visa medžiaga yra, šitoj skaidriai parodytas montavimo momentas, kai sifonas yra užpilamas išlyginamojų, kad išlyginamojų padaryti. Tai šita medžiaga yra priklijuota, bet jinai paslėpta viduj. Ten yra toksai laikinas dangtelis. Ir išlyginamą į sluoksnį padarius, jau po to vėliau, reiškia, dangtelis nuimamas ir išlankstoma yra sandarinimo medžiaga, kuri užeina ir ant sienos, ir ant grindų. Reiškia, tokiu būdu mes dar plus papildomai išsprendžiam vieną problemą, kurią sprendžia plytelininkai, kaip taisyklė, pirkdami papildomas medžiagas, į kampus įklijuodami sandarinimo juostas. Tai va šiuo atveju mes tą sandarinimo juostą iš esmės jau duodam. Ir šitoj zonoj jis ją panaudos. Jeigu plati zona, be abejonės jos, kraštuose ten reikės, ar kituose kampuose gal dar reikės papildomai, bet ties sifonu jau jinai bus komplekte. Ir kitas dalykas, jau čia montuotojams labiau svarbu, reiškia, kad mūsų sifonas lygiai vienam paviršiui su išlyginamoju sluoksniu, tai reiškia išlyginti ir dirbti labai lengva, nieks netrukdo. Ir nežiūrint apie tai, ką dabar pats savo prieštarausiu, ar ne? Prieš tai sakiau, kad mes įsitikinę, kad sifonai neužsiterš, reiškia, ir jų nereikės valyti, bet yra standartai Europos Sąjungoje, europiniai, ne Europos Sąjungoje, EN-ai, reiškia, kurie reikalauja turėti galimybę išvalyti sifonus, tai jie yra išvalomi arba gyvatuko pagalba, arba
purkštuko pagalba, kurie ant bet kokio aukšto slėgio, kaip mes įpratę vadinti kercheriais, ne? Ant bet kokio kercherio uždėję. Tarp kitko, parodos metu daug kas sakydavo, jūs šitos turite turėti pas save asortimente, nes čia yra 6 mm pločio, jų ten sunku rasti, niekur neįmanoma nusipirkti, tokių be šansų, reiškia. Tai pirmas dalykas, jie bus pas mūsų asortimente. Antras dalykas, mano žmona visiškai to nežinodama, prieš porą savaičių Rimi nupirko tokį. Tiesiog, už porą eurų. Aš jos klausiu, sakau, kas čia, kodėl pas mus yra. Ai, tai žinai, maža ką čia pas mane virtuvėje. Gal man reikės. Tai va, tai pasirodo, jie yra, jokių problemų su jais nėra. Tai va, tai įvykus tokiam įvykiui, jeigu visgi kas nors užsikimšo, šitie sifonai yra pilnai valomi, visi gyvatukai praeina kiaurai ir netgi kercherio aukšto slėgio reiškia tas purkštukas, kuris ten pats nuskrenda tiek, kiek jo žarnos užtenka, irgi galima valyti. Tai va. Tai iš esmės ir tiek, tik tai dabar, kaip sakydavo mano universiteto aukštosios matematikos dėstytojas, repeticijum est mater studiorum. Dabar, kadangi laiko turim, tai dar kartą apie tą patį. Iš naujo. Video be garso, tai dėl to aš būsiu tas garsas. Tai iš esmės kalbam apie tą patį, ką apie tai kalbėjom. Esminis dalykas - dizainas. Nustumti šitą vandens surinkimą visą į kampą, kad jisai netaptų per dideliu vonios kambario akcentu, kad būtų kuo mažiau matomas. Montuojamas visada kampe. Ir visada nuo krašto iki krašto. Vanduo į centrą. Visada subėgs pats. Montuotojui nieko nereikia galvoti. Jisai montuoja šitą dalyką visiškai horizontaliai gulščiuko pagalba. Dėl to, kad tas metalinis profilis turi taip vadinamą 3D nuolydį, kai ir iš viršaus, ir horizontalia kryptim, ir išilgai iki centro, visur yra jau tas minimalus nuolydis pagamintas gamykloje, suteiktas gaminiui tam, kad vanduo subėgtų. Na ir tas sukūriniai efektai, kurie, aišku, čia nieks nerodo jokių dalykų, kurie plauks vandenį iš tikrųjų, tai kad ir mūsų plaukai, kurie slenka natūraliai, bet sūkurio pagalba bus išnešami į kanalizaciją. Tai tiek iš manęs šiandien, manau, sutaupiau laiko.